Taigi kelionės pradžia. Šiandien prasidėjo kelionė labai anksti, 4:30 su žadintuvu iš Vilniaus. Per tą laiką spėjome pabūti Vienoje ir tik dabar yra 4:30 vietinių laikų, mes pagaliau nusileidom Tenerifei. Mašiniukas yra, rakčiukai įdėti, užsivedėm, galim važiuoti. Pirmas tikslas - degalai, vanduo ir pirmas objektas šiandien. Pirma lokacija, kurią atvykom. Pirmas dalykas, ką net yra, aš antrą kartą buvus Tenerifei nesu mačius dar, tai abiem pirmas kartas yra štai tokia ola. Vertinimas? Nu, ola. Tai va. O šiaip oras nėra per geriausias, kol kas matosi, kad labai debesuota, bet tikėkime, kad kitom dienom bus geriau. Toliau keliavome į Abadės miestelėje esančią Delos Iglesijos sanatoriją, kuri yra apgauta paslaptinga ir mistinė atmosfera. Pradėta statyti 20 amžiaus viduryje kaip sanatorija raupsuotiesiems, vieta turėjo tapti savarankišku kompleksu su visa infrastruktūra, kurioje pacientai būtų atskirti nuo visuomenės. Tačiau ligai pasibaigus ir sanatorijos statybos buvo sustabdytos, o vietovė liko apleista, greitai virsdama į šiurpų griuvėsių miestelį, kurį supa paslaptys ir legendos. Dabar griuvėsiai tapo traukos taškų tyrinėtojams, drąsuoliams ir tiems, kuriems patinka netikėtos ir vaiduokliškos vietos. Patys čia paslampinėjome ir panagrinėjome visą teritoriją ir galime pasakyti, vieta tikrai įspūdinga, ją aplankyti verta. Edgaras sugalvojo išsimaudyti. Kaip vertina vandenį? Žiauriai gerai, šiaip nėra šaltas. Tai kad čia labai negilų, labai toli reikia eiti. Tai visai kaip Baltai. Sūrų, gaivų, ilgs. Pirmos dienos pabaigoje pasiekėme Tenerifės sostinę Santa Cruzą. Didelių planų čia neturėjome, tad nusprendėme tiesiog pasivaikščioti po miesto gatveles. Labas vakaras, sveiki atvykę į Santa Cruzą. Einame pasivaikščioti, paragauti ledų ir parodyti vaizdų. Labas rytas, dabar yra 6 valanda ryto ir šiandien mes nusiteikę ankstyvai įsikelti, nes važiuojam žiūrėti Saulėtekio Prateidės, tikėkime pamatysim. Važiavome į El Chipek ir čia stebėsime, kaip atrodo Saulėtekis su Teidės ugnikalnių fone. Bet kadangi atvažiavom per anksti, turim dar laiką, tai valgysim pusryčius. Prie Saulėlydžio, bet šiandien vis dėlto apsiniaukęs rytas ir nepamatėm. Tai Teks važiuoti kitą kartą. atvažiavom į paplūdimį, kurį labai norėjom. Pirmas dalykas, Edgaro sąraše buvo pavalgyti pusryčius, darosi sumuštinį ir tada eisime į jūrą. Mes ir vėl kely, turėjom važiuoti į Karačiko, tačiau nusprendėm šiek tiek pakeisti savo kryptį ir Edgaras rado haikinimo maršrutą. Važiuosim pahaikinti, haikas trunka 4 valandas, bet visai gražus vaizdai. Tai tikėkime bus gražu, nes atstumas ir haikas tikrai nemažas, ne pats lengviausias. Tai ką, atvykom į žygį, tai pažiūrėkite kokią grožią kelią, dabar eisim ir žygiuosim. Tai prašau, sekite. Tai žodžiu, nuėjome realiai pusiaukelę. Tuoj pasieksime kažkokio apžvalgos tašką, tai įdomu, ką pamatysim. Šiaip gamta tai nereali, tiek skiriasi nuo Lietuvos. Tai kas pirmą kartą Kanarų salose, tai manau žiauriai didelį įspūdį sukelta, kiek viskas sauso ir tiek kaktusai ir visa kita, nes labai skiriasi nuo namų. Bet man, kaip buvusiam kitoj Kanarų saloje, tai gana įprasta, bet tokia labai gera fizinė veikla, nes vis tiek lipi į viršų, o ne žygiuoji per lygumą, kaip dažniausiai darome Lietuvoje. Tai žiauriai įdomu, tai labai rekomenduoju ir einam toliau. Esam nuėję 2 km 190 metrų ir tai padarėm per 45 minutės. Tai liko pagal trasos ilgį iki galutinio taško dar tiek pat.
ir tada jau turėtų būti pati pabaiga, bet kiek matom, pagal tai, kaip veda kelias, mes kilsim iki pat kalno viršaus, nuo ten turėtų atsiverti gražus vaizdas ir tada leisimės jau žemyn. Tai einam kito viršaus. Tai vaizdą patys matot, manau, daug pasako, kodėl verta žygiuoti ir tiesiog kartais, man atrodo, atrandi tas vietas, kur nepasieksi automobiliu, tai pasigrožėkit. O taip atrodo mūsų užkulisiai, kai reikia padaryti gražią labai nuotrauką, tai Edgaras rizikuoja įbrėžimais tam, kad padarytų nuotrauką. Žodžiu, reportažas tęsiasi, skaniai papietavę, ne taip skaniai pradėjom kelionę. Kažkoks incidentas kelyje ir jau pusę valandos stovim ir tiesiog laukiam, kol pajudės automobiliai, šiaip galiu parodyti. Žodžiu, tai dabar Kimaras, sakom, gal kortom ištraukiam, pažaidžiam, nes nelabai žinau, ką daugiau dabar veikti. Dar vienas paplūdimys, pasakiški vaizdai, tiesiog noris prisėsti ir pasimėgauti. Sveikinamės iš Playa de Caljetón. Šiaip šiandien žiaurios bangos, čia gal ir nieko, bet ten išėjus tai yra milžiniškos bangos, tai nėra besimaudančių. Pasivaikščiojom, pasižiūrėjom, kažkokį itališką vaibą turi šitie namiukai, bet kylam virš. Išėjome pasivaikščioti po Santa Cruzą, šiaip žiauriai vaibovas miestukas atrodo. Daug kavinukių, daug fainų parduotuvyčių, tai sakėm, kad kitą kartą, jeigu vyktume, tai gal net apsvarstytume čia imti bookingą ir pasibūti ilgiau. Na to, dar neminėjom, tai pamečiau akinius, tai ėjom į haiką, nusipirkau naujus, tiesiog kad turėt kelionį, nes nematau nieko akinių. Edgaras nudegė žandukos. O kalbant atvirai, tai Puerto de la Cruz'e turėjome labai gerą vakarą, nes žiauriai gyvas miestas, daug įdomių parduotuvyčių, gerų kavinukių, tai rekomenduojame aplankyti šią vietą, o patys pasivaikščiojame ir keliaujame miegoti. Labas rytas, šiandien pradėjom labai anksti savo kelionę ir pirma stotelė šiandieną yra La Orotava, pasivaikščiosim. Šiaip iš tikrųjų planavom nevažiuoti, bet kadangi turėjom daug laiko, anksti atsikėlėm, pagalvojom, kodėlgi ne. O kalbant apie vakar, tai vyko šiek tiek nesusipratimas. Ir pasirodo, mes buvom užsakę viešbutį visai ne Karačiko, o Puerto de la Cruz'e, tai likom tenai nakvoti. Ir kadangi buvo visai netoli Orotava, tai šiandien ją aplankysim. Vakar Edgaras nusipirko maikę. Pasirodyk. La Orotava yra vienas gražiausių ir istoriškiausių miestų Tenerifės šiaurėje. Tai vieta, kur galima pajusti Tenerifės ramybę, gamtą, kultūrą ir istoriją, kuri susilieja į nuostabią ir nepamirštamą patirtį. Atvažiavome aplankyti Drakono medį, tai yra seniausias medis visose Kanarų salose. Iš tiesų Google Reviews turi net 27 000 peržiūrų, tai atrodo kaip vienas lankomiausių objektų visoje saloje. Tai dabar eisime, pasivaikščiosime po parką ir apžiūrėsime patį medį. O kalbant apie amžių, tai sako, kad jam yra virš 1000 metų. Važiavom dabar į Karačiko miestelį ir sėdam išgerti kavos, radom vietinę kavą, kurią sudarė espresso šotas, pieno šiek tiek ir kondensuotas pienas. Kaip kava, su pienu, bet tiršta ir labai saldi. Tai toks įdomus šiaip miksas. Man tik kaip saldo gyvenimas. Jo, jeigu kažkas saldaus nemėgsta, saldžių kavų, tai nerekomenduočiau, bet šiaip tai visai gerimas dalykas. Čia už manęs yra kiek gražieji baseinai vandens, natūralaus vandens, bet atvažiavom ir jie neveikia, pamatėm, kad yra iškelta raudona vėliava. Ir vakar irgi taip pat buvo labai banguotas vandenynas, tai tikriausiai dėl to šiandien uždarytas, labai gaila, bet tikėkime dar pamatysim tokių pačių vietų, kur galėsim jau išsimaudyti. Vaikščiom, pamačiau driežą. Jaučiu didžiausias driežas, kurį teko matyti šitam mieste.
Štai toks Garačiko vaizdelis, tik išvažiavus už jo. Tai pasakiški vaizdai, čia atrodo labai gražiai, šiaip jaukus miestukas, faina pasivaikščioti. Tik tikriausiai kelių valandų mes neverta ilgiau būti ir keliaujame toliau atrasti naujus paplūdimius. O toliau keliavome prie vietinių natūralių baseinų, kurie atviri 24 valandas per parą. Just wanna have some fun, yeah. I don't wanna fall in love. I just wanna have some fun. O čia matote akimirkas iš mūsų vingiuotos kelionės į Maskos kaimelį, kurį visi labai rekomenduoja aplankyti. Kelias jį veda per serpantinus, kurie tiesą pasakęs nėra tokie ir bais. Pasiekėme Maską. Tai daugumą gąsdino, kad baisiausias kelias, nes serpantinai, nedaug vietos automobiliam, bet tiesą pasakęs vakar baisesnių važiavom link paplūdimio. Tai nebuvo tai baisu, o ar verta ten nueiti į patį miestelį. Gana mažas, nėra daug ką pamatyti, tai iš esmės verta net ne dėl būtent šio taško, bet dėl visos kelionės. Labai gražus vaizdai pakeliui. Tai jeigu būsit, būtinai užsukit, nėra tai baisu čia vairuoti. Galvoju, tai kas ten gyvena? Ta prasme, kaip, kodėl? Atrodo ir šuns būdo yra, bet, jauriai įdomi vieta. O kaipgi Tenerife be juodųjų paplūdimių? Todėl vakarą praleidome viename iš tokių prie Los Gigantes. O čia vienas įdomesnis mūsų kelionės epizodas, tiesa trukęs net 5 dienas. Kartu su Edgaru atvykome į Erasmus Plus jaunimo darbuotojų mokymus, kurie mums padėjo artimiau susipažinti su Tenerifės vietiniais gyventojais, vietinė istorija, gamta bei kultūra. Then we are going to climb to one nice area and then we have to go down. That's the main reason why you're having this hiking stick, hiking pole. Taigi šiandien yra žygio diena. Atvažiavome į Tenerifės žaliuosius miškus, kur realiai debesyse vaikštom. Gana drėgna, vėsu. Ir keliaujam, laukia apie maždaug 10 km žygis. Tai pasivaikščiosim, pasidalinsim vaizdais. Na, o kol žygiavome, turėjome galimybę geriau pažinti kitus projektų dalyvius. Žodžiu, mes lietuviai, kaip kalnų tauta, priekyje einam. Tempiam visus. Taigi, pratę žygiuoti po kalnus, viską visgi aukštojas, 293 metrai. Prieš gidą, prieš visą komandą, pasiekėm viršūnę. Kokie įspūdžiai, Karolina? Gerai, patinka, gal biškį šlapia. Man kaip antram kartui gal nėra įspūdinga, bet gražu. But in this forest, okay, it is raining because of this horizontal rain. We can have the normal rain in this forest is different because you also have much more normal rain. Could be up to 1,000 meters, okay, 1,000 liters, sorry. So that means 1 cubic meter full of water per year. But because of this horizontal rain, we are talking about 3 times more water. In this forest, they collect 3 times more water. So you have to imagine. You see this over here? Okay, this is part of the cactus. This is edible, but if you grab it with your own hands, you're gonna have spikes all around your face, body, everywhere. Okay, I'm telling you, for those of you that are interested, don't touch that one. Okay. Ta patį vakarą nusileidome prie vandenyno, kur turėjome labai įdomią veiklą pavadinimu Miestas kaip žmogus. Tai šioje veikloje klausėmės vedėjo klausimų ir rašėme atsakymus.
Iš tų atsakymų sudėliojame tam tikro miesto, kaip žmogaus portretą, o vėliau dirbtinio intelekto pagalba visą tai vizualizavome. Buvo įdomu pamatyti, kaip dviejų žmonių mintise tas pats miestas gali skirtis. O čia su didelė grupė eisime dar vieną žygį, tačiau galutinio taško vis dar nežinome. Einame virš valandos, nežinau, kiek tiksliai kilometrų nuėjome, bet einame aplink raidę po nacionalinį parką, pradėjom nuo medžių, nuo spygliuočių medžių, dabar esame raudonoje zonoje, kur iš tikrųjų vaizdas visai panašus kaip Parise, bent jau iš nuotraukų, ir šiandienos tikslas - saulėlydis, Peidėje ir žvaigždžių stebėjimas. Dar vienas rytas Tenerifėje. Atsikėliau ryte, išėjau truputį pasivaikščioti, pasitikti saulės, turime šiek tiek laiko prieš veiklų pradžią. Tai gal truputį apie Guía de Isora papasakosiu, iš tiesų įdomus miestelis. Labai paprastas, iš tiesų toksai kuklus, truputį jau kylant į kalnus, bet vis dar ne per aukštai. Bet labai įdomi jo istorija. Yra legenda, jog paskutinis ugnikalnių išsiveržimas Tenerifėje buvo 1908 ar 18 metais, dabar nepamenu. Bet esmė tokia, jog tai buvo ugnikalnis El Chingero ir išsiveržus ugnikalniui tekėjo lava. Ir vietiniai gyventojai, žinoma, supanikavo ir galvoja, ką daryti, nes žmonės Tenerifėje iš tiesų nėra pasiruošę ugnikalniam. Išsiveržimai buvo tik 100 metų, tai jie nelabai tam ruošiasi. Ir esmė, ką jie sugalvojo padaryti, jie paėmė šventą statulą. Ir tą šventą statulą nunešė prie lavos, padėjo prieš lavą ir pagal legendą lava nustojo tekėti ir tokiu būdu jie išgelbėjo savo miestą. Tai įdomi legenda, dabar tą statulą galima pamatyti miesto centrinėje aikštėje. Tai va, tokia istorija apie šitą miestuką. Na tai Kamilė, ar jautiesi susijungusi su gamta per šias veiklas? Žinoma, net išaugo dalis gamtos manyje. Man atrodo, ką tik pametei dalį gamtos. Tai ką, žygio diena. Atvykome žygiuoti, laukia Guaharos kalnas, kuris yra su puikiu vaizdu į Teidę. Tai laukia maždaug 4,5 valandų žygis. Kamilė, kaip tu pasiruošęs? Kol kas nusimato, man atrodo, kelias per lygumą, tai kol kas viskas kaip ir gerai, paskui žiūrėsim, nes jau kilom aukštyn, šiek tiek sudėtingiau, kvėpuoti, sausesnis oras, tai įdomu, kaip bus čia, bet tikėkime, kad toks visą laiką kelias ir bus, pamatysim gražių vaizdų. Pirmin. Būtinos sąlygos. Įveikti 5 km ir ką galiu pasakyti? Sudėtingas žygis tikrai, šiaip lipome į kalną, jau kokias 10 minučių tikrai, tai taip oro trūksta, bet va, vaizdelis už nugaros, tai užlipsim aišku iš viršaus, pažiūrėsim kaip šiandien vaizdelis dar. Ožkų medžiokliai. Čia matome kalnų ožį vietinį. O ten ant pačio kalno viršaus matosi rodikliai, kurios turėsim pakilti. Tas jausmas, kai atšaukia bookingą vidury haiko ir ieškai naujo bookingo. Bet būna ir taip tai. Sustojam truputį, užsibookinsim naują chatą, kad būtume ramia galva, žinotume, kur važiuojam, kur miegam ir žygiuosim toliau. Iš to kelio atėjom. Dar liko šiek tiek į viršų pakilti, kad pasiekti tenai viršūnę. Pasakiški vaizdai viršuje. Ir šiaip gana gerai padaryta, kai ateini, gali paskaityti daugiau apie ugnikalnių susiformavimo istoriją, kaip atrodo dabar, kaip atrodė iki tol, kaip atrodys vėliau.
O šiaip geras haikas. Štai toks vaizdas matosi nuo pat viršūnės. Dabar tęsim aplink kalną savo kelionę ir turėtume kitoj pusėje nusileisti. Nu gerai, jeigu sakėm, kad visai nesunku, melavom, bėra kaip sunku. Lipom į kalną, ar kokie 200 metrų į viršų. Nežinau, aš tai mylės, o Kamilė. Irgi. Valio. Ėjom ir atėjom. O vaizdelis. Šakėts. Wow. Tai tos dvi pagrindinės viršūnės ten teidė. 3300 maždaug aukštis ir ten Pico Viejo apie 300. Tai jo, mes aukštė esame 1,7, bet labiausiai gal proud, kad čia didžiąją dalį užlipom, kas buvo šiaip jau ir sudėtinga. Sponsor by guminukai. Jau, judėsim toliau. Čia pradėjom savo haiką ir iškart buvo iškilęs klausimas, tai ar pakilsim į tą viršūnę, ar eisim aplinkui, nes iš tos pusės atrodo, kad nelabai yra kur kilti. Tai vis dėlto kilom, ant pačią viršaus žiūrėjom vaizdą visą įteidę, visą šiaip kraštovaizdį, kas yra aplinkui. Ir tuo pačiu pro visą tą pusę nusileidom, tai vis dėlto atsakymus yra taip. Pamatėm, įkopėm į 1700 metrų apytikslė aukštį ir nusileidom. Paskutinė diena Tenerifėje. Iš tikrųjų tai nieko įspūdingo. Nuvarėm Kostadėją, paplūdimys, ledai, saulė. Žodžiu, gera nuotaika ir poilsis, tokios tikros atostogos. Taigi tai buvo mūsų debiutinis kelionės vlogas. Kaip ten sako youtuberiai, laikinkit, komentuokit, prenumeruokit. Ačiū keliavusiems, ačiū žiūrėjusiems ir iki kitos kelionės. Čiau! Iki pasimatymo.